O iš esmės, Zigmas Vaišvilas su mumis, laba diena. Labą dieną. Tiesiai iš Seimo rūmų turbūt, taip, buvote posėdėje. Signataras, kas nežino, jaunimas gal ir buvęs viceministras. Ar, ne, vicepremjeras. Vicepremjeras, o dėl signataro, tai aš nežinau, aš visai stengiuosi išvengti šito apibūdinimo, nes manau, kad, bet čia jau mano privatinė teisinga nuomonė, kad estetinis aktas negali tapti juridiniu, nes pasirašymas buvo dėl estetinių sumetimų pačioje pradžioje ant to dokumento. Bet čia jau yra kita tema, visai kiti dalykai. Žinai, ne apie estetinius kalbam. Aš manau, kad tai yra juridinius faktus. Ir juridiniai balsavimas buvo esminis vardinės balsavimo kortelės. Ir... Aš suprantu, bet tie, kurie susilaikė tuo metu, o demokratiniai, taip sakant, struktūroje susilaikęs, taip pat dalyvavo, taip pat, tai jisai ištrauktas yra apskritai iš to sąrašo signatarų ir negavo nei sklypo, nei ten tų visų privilegijų. Kitaip tariant, čia, man regis, yra neteisinga, bet, viskas čia... Negavo ar neėmė ir kiti, bet esmė yra ta, žinot, po fakto kalbėti tai yra viena, taip. O tada, kai buvo visiška nežinia prieš balsuojant, ir taip, žinai, ne taip viskas paprasta buvo. Aš kaip po to, tai jau kelio atgal nėra. Aš dėl sklypų dalinimo nežinau, man neįdomu, bet man tai iš principo, mes šitiem žmonėms suteikėm garbę pasirašyti po labai garbingo dokumento ir jie gali tuo didžiuotis. Dokumentas galiojo 2 parašam esant, jeigu ką. Ne, tai taip, bet tai yra... Seimo pirmininkui ir atsakingam sekretoriui. Sausio 13, tais laikais niekas niekam nebuvo aišku. Ar buvo kam nors aišku, kas vyksta? Tai po 20 metų visiems viskas aišku. Po 20 metų taip. 11 akto ir kaip ir sausio 13. Aš pats dar atrandu ir po 20 ir pernai kažką sužinai, kas daug ką sustato į savo vietas ir tų atradimų yra labai daug. Tai jeigu kažkas bando aiškinti, kad kažką žinojo, viską žinojo ir kaip ir žinojo, kas bus ir vyks, tai yra, atsiprašau, bet tai tik tai bravūra. Kiek jūs vertinat buvo tikimybė sėkmės, kad sėkmės čia net nepavadinsi, nes procesas vyko, čia net gal tokia jo buvo, epogėjus to proceso, ne, sausio 13. Bet kiek buvo tikimybė, kad vis tik tai nebus panaudota ta jėga, kas ir įvyko, kad nebuvo panaudota jėga iki galo? Ar buvo tokie klausimai iškėlę? Tai jeigu blaiviai be emocijų vertinti faktus, tai vien tas faktas, kad kada ten sausio 7-8 prasidėjo tie desantininkų permetimai ir yra, kaip pasakyti, skirtingai vertinami duomenys, bet iki 30 000 permestų visom 3 čia mūsų valstybėlėm. Turiuomenį Šiaulių oro uostas, paskui jau ir Vilniaus, tai rodo, kad ketinimai buvo rimti. Ir be abejo, tik tai buvo derinamas politinis momentas. O tai yra antrasis Persų įlankos karas, tai tarptautinis kontekstas yra aiškus. Ir Jungtinių Amerikos valstijų reakcija ir kitų vakarų valstybių reakcija aiškiai rodė, kad deja, paramos mes galim sulaukti tik tai kitais būdais. Tai yra viešumas, tai yra negražu taip sakyti, bet ir užsienio šalių parlamentarai atvykę, kurie faktiškai savotiškais įkaitais buvo, ir mūsų žmonių reakcija, kuri, matyt, nebuvo prognozuota tokia Maskvoje. Tai tik tai, taip sakant, nulėmė kitokią baigtą. Galim pasakyti, kad tie žmonių, tie 10 000 prie Seimo, prie televizijos, bokšto prie televizijos, didelė dalimi nulėmė, kad įvykiai pakrypo taip, kaip jie baigėsi. Na čia, kaip apie sausio 13 šnekant, vis tiek galima pasakyti, teigiama, ir viešumas. Viešumas, tarptautinis viešumas. Tai tik tai šitie faktoriai. O visa kita, tai žiūrėkit, pasirašymas pačiam rimčiausiame lygyje, gruodžio 1 keičiami jėgos ministrai, gynybos ir vidaus reikalų ministrai Maskvoje, gruodžio antroje pusėje. Gruodžio mėnesį nutrūksta bet kokios iliuzijos, baigėsi, kad bus darybos kažkokios. Suspenduojam savo moratoriumo aktą dėl nepriklausomybės akto, nes matom Maskvos poziciją. Ir ką dabar ir sausio 13 bylo ir kitur, aišku, yra gruodžio antroje pusėje asmeniai Gorbačiovo nurodymai jėgos ministram, KGB vadui Kričkovui,
asmeninis Gorbačiovo nurodymas naudoti Alfa grupę naudota Afganistano prezidento rūmų šturme. Visa tai buvo ruošta rimtai, profesionaliai, kvalifikuotai, siekiant nenaudoti vietoje dislokuotų karinių pajėgų dėl suprantamų priežasčių. Man ten tas, pamenat, vienas buvo nušautas Alfos ten grupės narys. Šatskichas, jo. Šatskichas. Čia irgi... Čia prie televizijos. Jo. Taip, prie televizijos Konarskio gatvėje. Ir viena iš versijų, kad netyčia nušovė jį jo, taip sakant, pulko draugas, lipant per langą. Kitų šaudančių ir nebuvo. Tai, suprantu, bet tada kvalifikacija. Ar rikošetu, ar kažkaip į pažastį, kažkas iš nugaros, aš dabar tikrai detalių nežinau, bet byloje tai yra iš. Kadangi teko akivaizdžiai stebėti, dauguma šūvių, kurie ten buvo paleisti, buvo iš tuščių šovinių. Tai vėlgi, kaip ir tie patys tankai, ten kelis kartus iššovė, tai praktiškai langus išnešė aplinkinių namų, bet sviedinio tai nebuvo. Ir susprogdino su būgnelius daugiau. Čia viena iš tų mistinių istorijų. Žinot, aš toj vietoj trumpai įsiterpsiu. Akistata yra buvusi tų mūsų milicijos jaunų kursantų, kurių ten 50 būrys per pus ištirpęs, kai prasidėjo nakties įvykiai prie TV bokšto, tai jų buvo akistata su tais puolančiaisiais ir tam tikra net ir diskusija, reiškia, vadovų lygyje, kad patrauktų mūsiškiai žmonės, mūsiškiai milicininkų kursantai beginkliai buvo. Tai vis tik, kai nepavyko įtikinti, mūsiškiai pasakė, kiekvienas turit savo užduotį, mes taip pat skirti žmonės nuo jūsų. Tai buvo komanda Zarižai, o šalia stovėjęs kareivukas perklausė bailimi ili halastimi. Todėl atsakymas yra vienareikšmiškas, buvo išduoti ir tokie. Ir kaip kokioj situacijai, kokius naudoti, sprendė be abejo vietoje vadai. Galų gale po to buvo viskas sudokumentuota ir TSRS prokuratūra, kuri dalyvavo tyrime taip pat su mūsų prokuratūra, kiek ir tuščių šovinių, kiek ir kovinių buvo panaudota, viskas tas buvo, dalis po to kažkur tai dingo tų. Buvo tvarka tarybinė armija, netokia, kaip kažkam atrodo. Viskas buvo. Na, ten tvarkos buvo ir netvarkos. Tuo metu buvo, bet be abejo buvo ir stengiamasi galus slėpti po to, kas įvyko. Daugiau, bet čia tvarka, jeigu sakė, kad reikia liudininkų teigimų Zarižat halastimi, o nušovė... Ne, tai buvo klausimas, kuriais. Ne, bet iš tikrųjų ten buvo visko, turbūt ir nesusipratimo, ir politinio nesupratimo, ir karinio. Daugybė žmonių tamsu, reikia įsivaizduoti, kokia tai sumaištis. Bet turbūt vieno žodžio, vienos komandos būtų pakakę, kad būtų tai pasibaigę labai kruvinais įvykiais. Būtumėm praspėję ir patį Tbilisį, aš įsivaizduoju, iš kiekio kariškių, kuris buvo, ir iš to nusteikimo, nes praktiškai iki tol daug kur buvo naudojamos vietoje dislokuotos pajėgos, jeigu reikėdavo kažką padaryti. Čia buvo specialiai atvežti kariškiai. Specialiai ruoštasi, specialiai tam paruošti žmonės ir dviejonių nėra. Jeigu nebūtų plūstelėjusi žmonių banga prie mūsų aukščiausiosios tarybos, manau, kad... Taip, bet pasiekmes, pavyzdžiui, pačioje Maskvoje, bet šitų visų įvykių, tai iš tikrųjų yra katastrofiškos, nes tada buvo pats didžiausias mitingas, demonstracija ir iš tikrųjų įtraukė tuos, kurie dar abejojo, dvejojo ir taip toliau. Tai va čia mėginimas kažkaip, išlaviruoti arba netiksliai pasielgti, aš tai turiu galvoje tos maskvietiškos linijos požiūrių. Tai jis davė visai priešingus rezultatus. Čia tiesiog arba sprendimai buvo priiminėjami labai komplikuotai ir niekas nesuvokė, kaip čia elgtis šitoje situacijoje, arba, ką žinau, žodžiu, griūtis prasidėjo būtent nuo viso šitos sausio. Psichologinis virsmas įvyko Maskvoje demokratų tų sąmonėje, manau, būtent tomis dienomis ir negalim nepaminėti mūsų atstovo Egidijaus Bičkausko, visą tai patyrusio ir mačiusio tiesioginės, kai kurias tiesiogiai mačiusio tas situacijas, bet aš noriu priminti, kad po kovo 11-osios paskelbimo kolegos TSRS liaudės deputatai, galų gale net ir Sacharovas, jeigu jau taip sakykim, ir demokratų frakcijagi labai piktai sureagavo į šį įvykį. Perestroikos trukdymą.
jo, ir demokratijos principų išdavimą, jūsų interesai, reiškia, yra, tokie konjunktūriški, siauresni, o čia demokratija yra platesnė savoka, dėja tai buvo. Tai sausio įvykiai atvėrė akis visiems. Jau pakankamai tada TSRS liaudės deputatų suvažiavime, antrajame, 89 gruodėje diskutuota apie Tbilisio įvykius buvo, Radionovo didvyriškumas kabutėse, irgi deputato. Tai vat po sausio įvykių, manau, prasivėrė visiems akis. Galų gale buvo delegacija, net tokio žemo lygio vis tik į Vilnių atvykusi. Ir žinai, atsimenu, ačiū Dievui pavyko juos perimti, rungtyniavimas buvo jedinsininkų kontroliuojama uoste, kas pirmieji perims tą delegaciją. Ir vis tik reikia dėkoti Uokai Kazimierui ir TSRS liaudės deputatui buvusiam Vaidotui Antanaičiui, kurie, nežinau kokiu būdu, čia jų reikia klausti, sugebėjo perimti pirmieji ir atvežti čia. Ir aš labai gerai atsimenu, kai Landsbergio kabineto ten užkulisiuose toks mažytis kambariukas pereinamas ir ten buvo video ir įdėjus kasetę vieną kitą, svečius iškart vedėm prie video ir tai, ką jie pamatė, komentuoti nebereikėjo. Viskas visiems aišku buvo. Ir po to jie po pietų jau važiavo ten kitur, bet tai jau buvo po to. Gerai, dabar trumpai persitrauksim žinioms, o po to grįšime. Toliau Zigmą Vaišvilą kalbiname, sausio 13-osios proga. Nežinau, čia turbūt dingstis ir apie tai šnekėti. Asmeniškai baisu buvo? Galima ir ten pasukti. Man pavyzdžiui, klaikiai baisu Seime buvo viduj. Prie Seimo su tai žmonėms stovėti. Kažkodėl tai tu jautiesi kaip kažką daręs, o Seime viduj kaip pagautas. Žinai, pats pasakėjai trumpai, bet esmė. Nes viduje būnant visą tą uždarą erdvę ir nežinia, ir jeigu tu neturi užsiėmimo konkretaus, kurį darai, iškart pajusdavai, kad važiuoja stogas. Tiesiog net žodžio prasme ir ne vieną žmogų mes palydėjom ir ypač iš tų savanorių, kurie matai, kad reikia jau medikų pagalbos. O jeigu užsiimi ir jeigu kažką darai, o to užsiimimo netrūko, man pagal pareigas Krašto apsaugos vidaus reikalų komisijos pirmininkas, ten tų nesusipratimų ir tų derinimų buvo tiesiog jūra ir tų reikalų. Tai tiesiog nebuvo kada. Ir kažkada skaičiavau tas nelaimingas valandas, bandžiau skaičiuoti, kiek ten mėgi, nemėgi per tą savaitę, turiu menį nuo sausio 8, kai prasidėjo ta visa suirutė. Tai nugriūnė iki 16 kokios. Nugriūnė ant čiužinio ir tovė jau kažkas už pėties jau ragina. Tai skaičiavau, paskui pasimečiau. Aš kitaip norėčiau pasukdariau. Nori dar tą istoriją? Ne, man tiesiog... Man įdomi vis tiek čia aktualijos ir tos temos svarbios ir darbų svarbios, nors ir marginalinės. Turiu galvoje tos savus, kurias šaudė į savus, tą frazę. Ar verta buvo išpūsti visą tą iki visų tų teismų? Aš manyčiau, kad protingiausia tai buvo tą nutilėti ir palikti kaip, nežinau, nuomonę. Ne, kam reikia suteikti galimybę tiems, kurie nejaučia draugiškų jausmų Lietuvos valstybingumui, nuolat turėti tokią aikštelę, supranti... Prieš tai mes tam Avigalvių medalį buvom davę. Bet aš dabar kalbu apie brandžią reakciją į tam tikrus dalykus. Kartais nutilėti, nepraleisti progos nutilėti, yra protingesnis santykis. Ne manęs klausė pašnekovas. Aš tiesiog bandau suprasti. Iš pradžių galbūt galima buvo taip manyti ir kad gal skirtingai negu Valerijaus Ivanovo atveju reaguoti. Ir sureaguota buvo skirtingai ir tai matėsi. Tačiau po to, kai akivaizdžiai atsidengė, vis tik suderinti veiksmai ne tik su Michailu Golovatovu, bet ir su, kaip pasakyti, Rusijos užsienio reikalų ministerijos, tai pamatai, kad tai yra sraigtelis bendrame žaidime. Tai toje vietoje, ko aš pasigedau mūsų valstybės požiūriui. Tai va, pats ginai svarstai, aš svarstau, aš kažką darau ar nedarau, gal aš klystu, bet nebuvo valstybės požiūrio iš vis tą reakciją. Kai prasidėjo nuo Golovatovo išdavimo Austrijoje, reakcija buvo, negalėjo jos nebūti, bet po to nieko nebuvo, supranti? Ir jeigu užsienio reikalų ministerija nereaguoja į Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimus,
tai matai, kad šita gynybinė versija atidirbinėjama bylai yra. Ir ne tik tai bylai, bet prisipažinkim, kad mūsų viešas balsas yra netoks galingas kaip Rusijos viešas balsas. Tai dėl to tai yra kuriama vėl visa versija šių įvykių pateikimui. Ir tai yra tik vienas iš epizodų. Tai jeigu nėra valstybės pozicijos tuo požiūriu, o jos nėra, tai vat ir bėgam įvykiam iš paskos. Ir tada ir tu vertini, ir aš vertinu, ar taip reikėjo reaguoti, ar ne taip visuomeniai reikėjo reaguoti. Nes nemanau, kad bet kokioje kitoje valstybėje būtų nesureaguota į tokį dalyką, nes gerai, mes kaip žiniasklaidos atstovai, kurie arti stovėjo ir viską matė, mes kaip organizatorius, ne to viso reikalo, tai visi puikiai žinome, kas į ką šaudė, ne, ir iš kur tos aukos. Čia tai, matai, kaip sakyti, jeigu dar nebūtų abejos prokuratūros ir Tarybų Sąjungos ir mūsiškė ten visus tos stogelius ir miškelius apvaikščioje, apžiūrėję tų gilzių yra, nėra dar kažko, tai čia galima kažką diskutuoti. Net teoriškai. Taip, bet aš teoriškai nebuvo, ką aš dabar kalbu. Realiai, taigi tu stovi ir matai, kaip atvažiuoja tankai. Aš dabar kalbu ne apie realią situaciją. Aš dabar bandau suprasti, kodėl, kai atvažiuoja toks Gazmanovas, Rasa Juknevičienė daro jam reklamą. Gazmanovas, tai čia kita kalba. Ne, čia ta pati kalba. Atvažiuoja ir būtų išvažiavęs nesurinkęs šitų pilnų salių. Tai mes dabar paskelbėm jį anokių, šiokių, ką mes turim daryti reklamą tam tikrom idėjam, tam tikriems požiūrėms, kurie po to pakyla iki teismo procesų ir tuomet jau įsijungia visiškai kitos jėgos. Bet palauginai, pirmiau buvo reklama, o paskui teismo procesai, supranti? Ar tu stengsies, ar aš stengsiuos, tai nereiškia, kad tos reklamos nebus. Ir ne tik per Первый Балтийский канал. Bet pakankamai viešai praėjo. Pamiršti viską. Ta prasme, tegu daro, kas ką nori. Nu, tai va, tai čia ir kuria prasme, kas ką nori. Tai ir klausimas. Aš neka, tai ir taip, kas ką nori daro. Tu pasižiūrėk tuos rusiškus šaltinius, tai pamatysi, kas ką nori, tas ir daro. Bet tai nebūtų reaguoti kiekvieną tą, kuris kalba... Komsomolskая pravda pradeda teletiltus organizuoti, Paleckis ir Mikhailas Golovatovas porina tą versiją ne tik visai Rusijai. Zigmai, jis tampa figūra tuomet, kai mes jį pakeliam į figūros statusą. O jeigu mes nepastebim, kad jis yra apskritai subjektas, tai tuomet ir nėra su kuo tiltus organizuoti. Aš dėl tos. Tai, žinai, aš tada kitaip pakreipsiu pokalbį. Golovatovas yra šioje situacijoje suinteresuotas asmuo. Ir kaip pernai... Įtariamasis turbūt, ne, tai pagal bylą sausio 13. Taip, formaliai pasakius įtariamasis ir galų galia tos grupės vadas, kuri čia šturmuot atvyko visus objektus. Tai šitoj situacijoje, kaip čia ką ir beporinsi, pernai, pavyzdžiui, atvažiavusi Komsomolskąją pravdą apžvalgininkė Galina, dabar daug dievė atminties, aktyviai mane kalbino, 2,5 valandos šnekėjomės ir pokalbis netikėtai nutrūko, kai aš pasiūliau, klausykit, tokią rimtą žiniasklaidos priemonę, Komsomolskąją pravdą. Kas jūs ten žiūri, jeigu jūs organizuoja diskusiją ir abi pusės tą patį suokia? Paleckis, Golovatovas. Sakau, pakvieskit mane. Ir atsilošė net iš netikėtumo. Tai sakau, taigi rimta žiniasklaidos priemonė. Bus diskusija, bus nuomonės skirtingos, padiskutuosim. Viskas baigėsi, viskas užsiraukė. Negalvoju, kad jūs skirtingą nuomonę reiškit nei Paleckis. Sako, jūs tikrai atvažiuosit. O kodėlgi ne, labai seniai Maskvoje buvau. Bet jis jau pasakė... Nepakvietė. Ar jums netrodo, kad čia bendras toksai Rusijos pokyčio antivakarietiška kryptim kompanijos dalis? Taip, mes ją patenkam tokius skaudesnių momentų, bet realiai, jeigu pažiūrėjus tą, kas dabar vyksta pas juos viešoje erdvėje, tai praktiškai šaltasis karas, retorika nieko nesiskiria. Įkvėpė jie oro, kai kilstelėjo naftos kainas. Laiku po rugsėjo 11-osios parėmė Putinas JAV prezidentą ir labai gerai banga kilstelėta buvo naftos kainų, atsigavo, sukaupė rezervus, valstybė neturi užsienio skolų, metė užsienio reikalų ministerijos veiklai, metė spectarnybų veiklai pinigus, pakėlė rezervistus iš visur, kur tai gali ir be abejo artimiausias užsienis, kaip jie formuluoja, tai yra taikiniai numeris 1. Tai ir natūralu, kad tai prasidėjo. O ko kitio tikėtis? Kada patikėjot, tada po sausio 13, kad vis tik tai įmanomas čia tęsinys ir kad tai nebus simbolinis aktas?
Na, kaip pasakyti, aišku, prezidentų pasikeitimas Rusijoje, tai buvo iškart aiškus riboženklis. Aiškus riboženklis. Ne tik pučas, aš turiu omeny Jelcino pakeitimą Putinu. Tai akivaizdus riboženklis. Čia jau atgal, jau grįžtame. Jo, čia atgal. Ne, taip supratau klausimą. Aš kai į priekį, tada po sausio 13, kad nuo to... Tai tu dar labiau atgal. Dar labiau, jo, nuo to tamsaus. Kada jūs patikėjote, kad štai ta pati kovo 11, sausio 13 neliks tik simboliniai aktai, kurie eis į istoriją, o įmanoma ir tikra pergalė? Ko gero per šitą pučą, nes aš dar pasakysiu tokį mažą faktelį, kaip vietoj Thatcher ministrų pirmininku tapo Didžiojoje Britanijoje Majoras. Mane tokia neoficialia misija išsiuntė, suderintas buvo veiksmas su jų parlamentarais, neoficialiam susitikimui bent jau su užsienio reikalų ministru ir pabandyti paįtakoti Anglijos nuomonę dėl mūsų pripažinimo. Viskas buvo suderinta, tačiau nuvykus nuomonė pasikeitė, neįvyko net susitikimas su užsienio reikalų sekretoriumi, jau nekalbant apie su premjeru. Tai akivaizdžiai matėsi, kad vakarai dar nėra pribrendę. Ir netikė. Jo. O pučas, sakykime, aš taip manyčiau, kad medininkų tragedija buvo tam tikra tokia kaip lyg ir tai dar 8 mėnesiai desperacijos priemonė. Nes tuo metu atvirai naudoti kariuomenę jau po sausio įvykių nebepavyko, nes kitaip jau pasaulis būtų supratęs aiškiai, kad čia yra užsienio agresija. Beje, užsienio agresija nebūtų... Kodėl reikėjo jam, pavyzdžiui, kolaborantų? Todėl, kad atrodytų viskas kaip vidaus reikalas. Tai ir šiandien jiems tebereikia. Ir šiandien tas pats. Tai akivaizdžiai tą pajutau tik tai per pučą. Ir... Pavyzdžiui, man atrodo, rugsėjo 6. Pučas jau atrodė kaip agonija imperijos. Man, pavyzdžiui, skirtingai nuo sausio įvykių, šitas Gulbių ežeras tai atrodė tikrai juokingas ir viduje nejaučiu jokio nerimo. Kažkodėl tai, nežinau. Nors paskui, kai sužinai kai kurios faktus, ir kad pučistai čia Lietuvoje slėptis planavo ir visą kitą, tai gal kitaip atrodo. Taigi buvo suplanuotas skrydis ir aukščiausios tarybos, man atrodo, prezidiumo yra specialus nutarimas, draudžiantis nusileisti jiem čia, gazdinantis. Vytauto Landsbergio iniciatyva priimtas. Turėjo čia bėgti į Lenkiją? Ne, kažkodėl į Lietuvą. Kurie turėjo bėgti? Kada, nežinau. Taigi čia buvo tų kariškų padalinių pakankamai. Bet ką aš noriu pasakyti? Samazvansai, sakau, šitą liniją. Bet pučas įvykis buvo, žinai, ta prasme, kad jie patys buvo pasimetę Maskvoje. Tokio pasimetimo, kokį aš pamačiau rugsėjo 6 berods nuvykęs, buvo gynybos ministerijoje ir vidaus reikalų ministerijoje. Tos visus tai čia po savaitės, po pusantros. Po geros savaitės, pusantros. Tai pasimetimas buvo tokiame lygyje, pavyzdžiui, tuo metu iškart paskirtas Šapošnikovas buvo gynybos ministru, jis vėlavo į susitikimą porą gerų valandų, tai po to, kaip jis pavėlavo, jis pradėjo nuo išpažinties tokios savotiškos atsiskaitimo, kas, kaip vyko Maskvoje, kaip ten su Kriučkovu buvo, kaip ten, žinai, Pavlovas nusišovė, nenusišovė. Pugo, jo, atsiprašau, jo, nusišovė, nenusišovė, savo vertinimus, samprotavimus, lyg jausdamas kaltę prieš mūsų Lietuvą, kad taip viskas negerai Maskvoje, kažkas tai vyko už visą tą laiką. Tai buvo fantastinis laikotarpis, kai matei tada nuoširdų požiūrį į tai, kas vyksta, bet jis atsirado to, kad jie sprendė savo problemas. Ir tada reikėjo bendraminčių, pamokų, pavyzdžių į sausio 13-osios įvykiai. Tai kaip pas jos problemos, jie tampa sukalbamesni. Ir pasimetimas buvo. Taip sakė Štirlicas apie tos gestapininkus. Įsivaizduoji, ten tie apsaugos vyrai su automatais nuėjo iki ministro kabineto, niekas jų nei klausė, nei... Tai gerai, baigėsi gerai. Formaliai priešiškos valstybės atstovė, ne? Jo. Ne, jau tada Liepos 29 sutartis su Rusija buvo, su TSRS nebuvo. TSRS pripažino kaip tik, ar ne rugsėjo 6 mus.
Mane ten iš tų vaizdų labiausiai šokiravo Kričkovo kabinetas, kur aš galvojau, kad tenai kompiuteriai visą kitą. Ten tokios kambarys su daug kartotekų, tokių medinių spintelių ir pagalvojau, velnės, valdyti 200 milijonų žmonių ir juos tampyti iš virvelių, iš kartotekų popierinius. Jokiam Snowdenui, jokių čia galimybių, ką nors nutekti. Snowdenui ten galimybių nebuvo, turbūt. Yra pliusai, yra minusai. Jo, bet iš tikrųjų tai padėjo mums, kad valstybė buvo vis tik tai supūvusi ir bankrutavusi, aš įsivaizduoju. Padėjo, bet visų pirma padėjo Jelcino ir Gorbačiovo dvikova. Tai tą turim sąžiningai pasakyti savo. Ir ją mes išnaudojam vykusiai. Vis tiek, pradžia nuo ko pradėjom. Lietuvo žmonės, kurie ten stovėjo ir iš tikrųjų jie tą viską... Visi tie simboliniai aktai, politikų, ta pozicija ir visa kita, tai buvo, esminis dalykas, dėl ko žmonės stovėjo. Bet po žmonių stovėjimas tą sugebėjo paversti istoriją. Kiekvienas gal jų pasakys, paaiškins savo motyvus ir supratimą, kaip jis supranta, bet jie tada suprato tą pagrindinę mintį ir idėją. Ir čia dabar tokie... Šikinas laidos pradžioje sakė, kad prieš 10 metų man buvo klausimas populiarus, kur buvai sausio 13, kur stovėjai Baltijos kely, dabar nebevadingas pasidarė. Dabar žiūriu, kuo toliau, tuo daugiau visi stovėjo ir visi dalyvavo. Padarė kompaniją, nepatogu paklausti. O jeigu neturi atsakymą žmogus? Žinai. Kas yra padarė kompaniją? Aš irgi tą naktį, kai Eglę Bučelytę pamačiau, buvau išvykęs namuos po savaitės nebuvimą ten persirinkti, išsimaudyti. Tai su Uošviu atvažiavusiu išskubėjom. Tai ką, jau žaibiškai viskas buvo užbarikaduota, aš nebegalėjau patekti, tai patekau taip per tualeto langą iš Respublikinės bibliotekos pusės, kitų kelių neradau. Tai reiškia, kaip vis tik operatyviai žmonės reagavo. Barikados ten visa kita, konstrukcijos, viskas savaime. Lietuviai pragmatiški žmonės. Žmonės žino, suvokia, ką daro ir tada niekas nei čia apie medalius galvojo, nei ten kažkas, kas vadovaus, kas nevadovaus. Visam šitam atrodytų chause buvo labai aiškiai racionali tvarka. Idėjos viena po kitos plūsta, net ir technologinio, praktiškai mobilaus telefono prototipo. Yra tokia tamsesnė, šešėlinė šito dalyko pusė. Žinot kokia? Ta, kad žmonės iš tikrųjų, saviorganizacijos lygmo buvo labai aukšto, kaip čia pasakai, lygio, ne? Čia toks sovietinis įsireiškimas. Bet paskui, kada atsirado tie, kurie prisijėmė visą atsakomybę, kad jie čia atvedė Lietuvai nepriklausomybę, o visi, kurie stovėjo ir tą saviorganizacijos lygmenį demonstravo, tapo tarsi nei prie ko. Tai tada... O ką turėjo omeny? Ta ir turiu omeny, kad daugeliui... Čia mes laidą darėm prieš, nežinau, kokį 10 metų. Aš buvau klaikiai nustebęs ir sunerimęs, kad su nuoskauda žmonių yra kolosali. Kad mes čia visi kovojom, mes visi stovėjom, mes visi rizikavom, o grupė pasinaudojo. Įvairiai įvardina tą grupę tų žmonių, kurie... Bet šitą dalyką tie, kurie ir toliau dalyvauja iškilmingose priėmimuose, neįvertina. Natūralu, ne viską gali žmogus įvertina. Dėl to ir danešu, kad yra ta nuoskauda. O supranti, aš pasakysiu gal drastišką mintį, bet kai išgirdau apie sausio 13-osios medalių idėją, nežinau, vienintelis, ne vienintelis, pirmas, ne pirmas, bet Vytautui Landsbergiui pasakiau, ne, bus blogai. Nereikia šitų medalių. Gal ir reikia. Gal ir reikia, jo, bet išėjo kaip visada. Bet taip su tais medaliais būna. Čia mes save galim, kad mes čia lietuviai tokie kažkokie unikalūs. Aš prisimenu Amerikos operaciją Karinė Grenadoje, ne? Kur 3600 kareivių desantas buvo, jie ten sutvarkė visus reikalus ir po savaitės apdovanojimų sąrašas išėjo. 14 000 žmonių apdovanoti už karinius nuopelnus. Už okupaciją suverenios šalies. Ne, taip, bet 3600 dalyvavo, 14 000 apdovanojimų. Įspūdinga. Tai rodo, kad visada atsiras tų, kurie stovėjo ne ten, bet medalį pasiims už ten. Aš nematau tame nieko tragiško. Ne, nieko tragiško. Ne, tragiška yra tai, kad tuomet, kai žmogus paklausė ir neturi ką pasakyti. Tuo, ką daro, tai paskui jisai iš tikrųjų
daro tam tikrą pauzę. Jo klausia, o kaip dabar? Jis sako, ką žinau. Bet čia vis tiek, principinis klausimas, tas, kuris yra, už kokią Lietuvą mes kovojam, mano galva šiandien, praėjus 20 su virš metų, galim pasakyti, už tokią, kokią turim. Ir viskas tvarkoja toje vietoje. Šiandien pritariu Valaskos beje straipsnį, kad taip tie visi nesusipratimai, kurie yra ir taip toliau, bet tai yra to istorijos dalis ir mūsų gyvenimo, bet taip mes kovojam už tą savo pasirinkimą. Patys kuriam, ne kažkas. Būtent. Tikėkimės už mus. Kol kas bent jau, ne? Jeigu reiktų pakartoti. Aš, žinai, prieš 3 metų gal... Čia dar jūs prie esminių klausimų. Jo, prie esminių pakartoti. Buvo tokia Savukyno Virginijos laida, sausio 13, kalbino jis ten mus kelis. Ir po laidos ten buvo Gediminas Vagnorius, Motieka, Kazimieras, dar kažkas ir Česlovas Stankevičius ir per pertrauką kažkurią tai tarp reklaminę užsklandą Gediminas sako, žinai, Zigmai sako, Venis sako, jeigu dar kartą pakartuot šitą, jokia noro. Tai jam nėra kur, o jums jau tada premjero, o ne vice. Vice tai, kad bent pasakytų. Mandagiai. Pavyzdžiui, mačiau Landsbergį su Gediminu ne vieną kartą toje situacijoje, kai Šimėnas dingo ir jie manęs klausė, ką aš manau apie Gedimino paskirimą. Tai sakau, ką daryti šitokiai situacijai, tvarkoja. Bet, pavyzdžiui, aš tai ir nežinojau, kad taip atsitiks. Ir iki šiol, pavyzdžiui, paklausi vieno, paklausi kito, kieno čia nuopelnas, ar nuopelnas kabutėse, ar ne, tai čia kitas klausimas. Sako, kad tai vienas sako vieno, kitas kito, bet buvo kaip buvo. Ir taip yra. Įėjau į salę netyčia tuo metu, kai Gediminas jau buvo mano pristatymą pradėjęs. Apie ką jūs nežinojate, eidamas į salę? Ne, bet susivokiau po kelių minučių žiūrėdamas. Tokiais momentais taip ir galima tapti, padaryti tokią žaibišką karjerą, ne? Žinai, karjera, bet pavyzdžiui, tais paryčiais, jeigu dar minutė kokia yra, nekalba ten apie šeimą ten ir kitų reakciją. Pavyzdžiui, sutikau amžinatis jau Jadvygą Beliauskinę ir jinai man įdėjo paguotos duonelę suvyniotą į folgą. Prisakė saugoti, juokas juokais, bet pavyzdžiui, kažkodėl nusprendėm, kad reikia išsimiegoti. Nors keletą valandų. Ir nežinojom, kur važiuoti. Ir tas velniškas, tas nepasitikėjimas, nežinai, kuom tikėti, kuom netikėti tokioje situacijoje. Vytenis Andriukaitis siūlo greitąją pagalbą, kažkur tai tave siūlo vežti. Kiti pasinaudojo Egidijaus Klumbio pasiūlymų, paskui juos kažkokius giminaičius. Taip pat keliesi ten važiavom Karoliniškiams, man atrodo, pernakvoti. Jeigu žmonės atsimintų, būčiau dėkingas. Bet tai rodo, kaip viskas vyko. Ir kai šitam chaose ar ne chaose pavyko susigaudyti ir susitvarkyti ir suprasti vieni kitus, tai yra didžiausia dovana, ne mum, bet visiems dovana. Lietuvai dovana. Kuo toliau, tai to labiau įsitikinu, kad stebuklas, kad mes turim valstybę. Taip, iš tikrųjų. O tai čia elementaru. O ką tu sąjūdžiui prasidėjus, tu įsivaizdavai, kad taip gali atsitikti? Ačiū Jums, signataras Zigmas Vaišvilas.